Aldo Baranausko atminimo turnyre Aldo dziudo. Koks jausmas jums kaip pirmam treneriui? Jausmas nuostabus. Tokio turnyro plačiaja prasme, kas liečia atidarimą, kultūrinė, kaip gražiai buvo sujungta kultūrinė akcentas su sportiniu. Man atrodo, kad šiandien Alytus galbūt neprisimena. Čia didžiausias ačiū režisieriui. Tai man atrodo, kad čia pats Darius ir pagrindinių smuikų ir groja. Varžybos, aišku, pirmą kartą yra sunku suorganizuoti. Ir tuo labiau, kad labai daug varžybų, grafikai labai dideli. Per vasarą gal dauguma atostogauja, o alytiškių yra labai daug Lietuvos rinktinėse. Lietuvos rinktinėse Europos čempionatą, už 3 savaičių skrendam į Europos čempionatą su Rokonu Nartavičiu į Rumuniją. Dabar vyksta pasaulio čempionatas, mums ten aišku nėra. Taip kad varžybos labai reikalingos. Mes šitas varžybas darėm, kad būtų naudingas Lietuvos rinktinėms. Tai trūko varžybų ir to pasiruošimo tokio etapą mes užpildėm šitas varžybas. Ačiū visiems, kurie prisidėjo. Aldas pas jūs pradėjo sportuoti nuo 6 metų. Kada pamatėt, kad jis yra tas sportininkas, apie kurį kalbės Lietuva, kalbės Europą? Jis buvo iškart išskirtinis. Ramybės buvo simbolis. Kaip visi ten reikia integruotis, reikia į grupę ten, kaip pasakyti, ras savo vietą, reikia tave. Jo niekas nelietė, jo niekas. Jis įėjęs kažkaip iš vidaus spinduliavo tą dvasinę galybę, tą ramybę. Ir visi tik kaldusis. Ten, kai grupiai būna, turi, kad ten vieni kitų neįstumtų iš grupės, eini į persirimo kambarį, rūbinę, žiūri, kad ten negrušiuotų, ten nekumščiuotų, taip toliau. Jo kažkokia, jis buvo tokia, spinduliavo tą dvasinę ramybę, tą galybę, kad jo niekas nelėtė ir visi kažkaip tai jį gerbė. Tai jis toks buvo išskirtinis. Paskui ten, aišku, mano pirmieji žingsniai trenerio darbė, dabar man tie talentai visi pasipiltų, atsirastų nors pusė tiek gyvenime, kitokie dar būtų rezultatai. Bet jis iškart įsiskyrė, jis nepralaiminėjo, kaip pirmokas būdamas antrokus, trečiokus, ketvirtokus, penktokus, išguldydavo šeštokus, nepralošinėdavo, jis ėjo be pralošimų. Kokios buvo jo pirmosios pergalės? Už jūsų nugaros yra ne vienas jūsų rašytas straipsnis, kur rašo apie vėlesnius pasiekimus, bet kokia buvo pirmoji ryškiausia Aldo pergalė Lietuvoje, galbūt tarptautinėje arenoje? Pirmas mes važinėjome po tos turnyrus, kur galėjom, ten važiavome tuos turnyrus, jis augo, toliau biškį stengiamės išvažiuoti turnyrus, jis visur tas pergalės skindavo. Jis labai fiziškai stiprus. Įsivaizduokite, jei būdamas jau 11-okas, ant rankom su riedlentės važiuodavo per Alytų ant rankų, riedlentė ir jis gatvėmis važinėdavas. Labai fiziškai buvo stiprus. Aš apie daug ką galėčiau pasakoti. Jis pirmokas futbolo kamuolį 100 kartų mušinėjo, kai jis ant galvos per tatamį vienintelis, kiek mano tūkstančių, vienintelis per tatamį atsistoja ant galvos, pirmokas būdamas ir jis perbėgdavo nenugriūdamas ant galvos. Rankos į priekį, galva jau rankas į priekį. Šito pratimo niekas nedarė, jis baisiai koordinuotas buvo, žiauriai koordinuotas. O paskui tos pergalės buvo, bet tą nugalėtojo dvasią, kaip jis, aš nemačiau tokio žmogaus, dar pakol kas aš dar nemačiau. Paskui ten azerbaidžanietis olimpinis čempionas tokią turi. Įsivaizduokit, ten aišku, tekdavo jam daugiausiai dalyvauti tarp vyresnių ir buvo toks ragelis Laimutis, 3 metais vyresnis, irgi buvo virtuozas buvo. Ir jie vis finale. Ir teisėjai paėmė balsavimų, atidavė mūsų sportininkai teisėjų, atidavė pergalę rageliui. Tėtė ateina jo, treneris daryk, ką nori, 3 dieną nevalgo, akis kruvinas, neina į mokyklą, nevalgo, niekas nesusišneka, greitai suorganizavau kitas varžybas, kuo greičiau ir visiems sakau, jei taip atsitiks, kova baigsis lygiom, jis 3 metais, sakau, jaunesnis, už ragelį, 3 metais, supraskite. Tai labai tokiuose, kada 7, 8 metai, 9 metai šitam amžiui, tai labai didelis skirtumas yra. Taip ir buvo, pergalėjo aną pusę ir apsiramino. Pas jį tokia nugalėtojo dvasia, tai dar aš tokio žmogaus nemačiau.
Kaip suprantu, Aldas yra pirmasis nepriklausomos Lietuvos Europos čempionas. Jūs prisilietėt ne prie vieno talento. Kiek dar medalių kas nors iškovojo? Jūsų skaičiuotėje, kiek dabar yra paskui Aldą įsidėlioja? Man patiko vienas Aldo interviu. Sako, aš Alytaus sportininkam, dzidistam atvėriau tikėjimo vartus. Tai yra tiesa, kad aš išgirdau šitos žodžius. Tai yra tikra tiesa. Aš iki to laiko netikėjau, kad aš galiu Lietuvos prizininkus ruošti, kad aš galiu ten Lietuvos nugalėtojus ruošti. Aš laiką svajojau, nerealizavau save sporte, tada gal tą energiją susikūpė, trenerio darbė viską atiduoti. Visą laiką svajojau, visą laiką mokiausi. Važinėdavau mokytis į Kauną, į Vilnių, stebėdavau treniruotę, susirašinėdavau, konspektuodavau. Ir tų paskui sportininkų, na aišku, kai jis atvėrė tuos tikėjimo vartus, jau tada pasidarė, viskas lengviau pasidarė. Ir dabar yra, sakykime, Alytiškiai už pasaulio Europos čempionatus iškovojo 13 medalių. Čia liečia ir pasaulio čempionatų suaugusius, ir Europos suaugusius čempionatus, ir paskui, aišku, ir pasaulio Europos jaunimo čempionatai, olimpiniai festivaliai. Amžinatis irgi Alius Bračiulis, olimpinį festivalį iškovojo auksą. Pasaulio jaunimo čempionate kovojo finale Dominiko, iškovojo, parsivežė sidabro medalį. Nu, neteisėtai ten teisėjai prispaudė prieš prancūzų. Jie turėjo daug teisėjų, mes nei vieno teisėjo, čia viskas ir susidėjo. Toliau Marius Paškevičius iš Ukmergės atvažiavo čia baigti vidurinę mokyklą, 2 metai čia sportavo, tai sportavo profesionaliai, augo į Sanaldo. Jau Aldas buvo išlošęs Europos auksą, Gediminas Baublys, labai stipri komanda pas mus buvo. Ir profesionalus darbas, jau prašau, Marius Paškevičius olimpiadoje turi 16 vietą, 9 vietą, pasaulio čempionate bronzą, 2 Europos bronzos medalius, pasaulio studentuose sidabro, pasaulio kariuomenės bronzą medalius, nu galima vardyti ir vardyti. Gadišauskas, Gramba, Rokas Minartavičius, dabar paskutinė mūsų toks talentas, žvaigždė praeitais metais Europos jaunusis sidabrą, už praeitais metais bronzos medalį. Taip kad čia dabar viltis į Tokiją, tai yra Rokas. Aišku, dar vienas paskutinių atsilieptų klausimų. Nieko. Kokių charakterio savybių, jūs minėjot, kuo išsiskyrė Aldas, bet kokių charakterio savybių linkėtumėt būsimiems čempionams Europos, Lietuvos, gal ir pasaulio čia augantiems Alytuje? Ko jie galėtų pasisemti iš to žmogus, kurios savybės jūs vardijot? Bet ypatingai šių dienų jaunimui, kuris dažnai nutrūkęs prie interneto, mobilių telefonų ir Užsispyrimo, aišku, sporto misija visiems sakiau ir sakysiu, tai žmogų paruoš gyvenime, išmokyti jo siekti tikslų, ne medaliai, čia yra priemonė, čia yra užsižavėjimas, užkrėtimas, bet pagrindinė sporto misija tai yra žmogui siekti tikslų, būti užsispyrusiam, būti kantriam, atkakliai siekti to tikslo. O tarp čempionų savy reikia turėti čia turbūt iš prigimties nugalėtojo dvasią, nesulaužimą nugalėtojo dvasią. Tokio užsispyrimo, tokią nugalėtojo dvasią kaip Aldas, aš nežinau, ar galima atrasti. Taip, kai sakau, pasaulio, Europoje, tokioje populiarioje sporto šakoje, vis dėlto viena iš populiariausių sporto šakų. Apie virš 200 pasaulio federacijų, pasaulio valstybių dziudo federacijos narių yra. Tai yra lengvoji, futbolas eina dziudo pagal populiarumą. Taip, kad praktiškai reikia iš kitos planetos žmogaus. Kaip Felpsas, kaip Boltas. Jeigu būtų šiandien ir Aldą atkeltumėm 22 metais į dabar nuo to meto, kai jis tapo čempionu. Ir jeigu būtų šitos galimybės dabar duotos ir jo noras būtų toks pat, kaip manot, kaip jis šiandien atrodytų ir vis tik jeigu sportinė karjera nebūtų sustojusi, kokių galimybių jis turėjo? Apie tai labai sunku kalbėti, tačiau ar čia reikia dėti tašką, ar vis tik gali? Ne, jei tai visi tie talentai, aš kartais susirašęs, kartais gaunu tokį klausimą, kas talentingiausi buvo tavo, tai aš prisirašęs
ne tos buvo galimybės, ne tos trenerių žinios buvo čia Tarybų sąjungos laikais, aišku, kada dar užsikabino irgi Tarybų sąjungos rinktinį, ten aš irgi labai daug žinių gavau. Bet kai dabar su dabartiniam žiniom tuos talentus sugrąžint, kiti būtų rezultatai. O jis turėjo visus duomenis su olimpinius medalius būtų skynęs. Ir ne vieną būtų paėmęs olimpinį medalį. Jis nugalėjo Europoje, po to jie jau tapo pasaulio olimpinių žaidynių kaip ir prizininkais tiek pat. Toks. Suomis, tas prancūzas ir visi kiti, ar ne? Jis jau buvo nugalėjęs juos, kurie vėliau. Buvo nugalėjęs, bet aš dabar matau, kaip atsakyti, aš esu savikritiškas. Aš buvau iškeptas treneris. Sakau, kas ten žinau. Kiti nėra savikritiški treneriai. Aš savikritiškas treneris. Daug man dabar tos talentus. Dabar kaip ir Rokas. Kiek atsigavimo priemonių reikia, kiek reikia rūpintis. Geriausių medikų ieškau, jau ieškosiu, gal Europoje ieškosiu geriausių medikų, ant kiek reikia viskas, kiek tos atsigavimo priemonės, ant kiek jos irgi tobulėja ir kiek su mokslu reikia. Oi, žiauriai sudėtinga, bet viskas gerai. Gerai, ačiū treneri. Dabar nuėjus mikrofoną ir dar paprašysiu.